Tai labą dieną visi žiūrintys, sveiki sugrįžę į sporto psichologijos podcastą. Čia Karolis Stasiūnas ir mano kolega. Vilius Šultebert. Labai malonu, Viliau. Ir sveiki dar kartą visi žiūrintys. Tai sporto psichologijos podcastas yra iš tikrųjų labai įdomi vieta pokalbiams ir vidiniams pasvarstymams. Mes siekiame atverti galimybę mąstyti apie save, savo karjerą bei savo ambicijas šiek tiek kitaip nei įprasta rinkoje. Mūsų paprasta ambicija, paprastas užtikrintumas tame, ką mes darome, yra apie tai, jog pažindamas save giliau ir aiškiau, tu pasieki gilesnį ir didesnį meistriškumo lygį, kas tiesiogiai prisideda prie visapusiško tavo gyvenimo ir sporto karjeros kokybės. Dabar šiandienos tema iš tikrųjų kyla iš stoicizmo įkūrėjų laikų. Tai yra 4 racionalumo lygiai. Tai vadinasi etos, patos, logos ir kairos. Ir tai verčiasi labai paprastai. Tai etos būtų emocijos, etos būtų etika, patos būtų emocijos, logos būtų logika ir kairos būtų tinkama vieta, tinkamas laikas. Tai šiandien su Viliumi mes iš tikrųjų pereisime per būtent šitus 4 elementus ir kaip jie padeda mums pasiekti savo ambicingus karjeros tikslus ir kaip tai atneša lengvumą ir meistriškumą. Tai Viliau, ką tu manai, ką tu gali pasidalinti apie tai, kaip logikos segmentas, intelektualizavimas veikia mūsų karjerą ir ambicijas? Tai dar kartą sveiki. Ir šita tema yra man asmeniškai labai įdomi. Su ją susiduriu kiekvieną dieną, tiek dirbant su lietuviais, tiek dirbant su užsieniečiais. Ir kas įdomiausia, kad tas principas yra vienodas visur. Turiminėje principas vienodas, bet aišku, gali būti skirtingų pobūdžių problemų skirtingose žmonėse, bet principas yra toks. Esmė tokia, kad dirbant su žmonių, sakykime, tobulėjimu iš techninės ar psichologinės pusės yra tam tikri dalykai, ką jie daro gerai ir ką jie galėtų pagerinti. Tai pirmiausia, kai aš su žmogum bendrauju arba testuoju jo gebėjimus tam tikrose vietose, aš noriu pamatyti jo rezultatus tam tikrose srityse. Tarkim, tai gali būti technika, tai gali būti jo gebėjimas fokusuotis į naują informaciją, tai gali būti jo gebėjimas stresų metu išlaikyti stiprią dvasią, kad jisai kovotų toliau. Yra labai daug skirtingų elementų, yra testų, kuriuos galima patestuoti. Ir aš jums, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį dabar praktinį. Tarkim, aš dirbu su žmogum. Vienas iš paprastesnių testų patestuoti jo fokusą yra pažiūrėti, kaip jisai įgyvendins instrukcijas, kurias aš jam duodu. Pavyzdžiui, aš jam duodu užduotį. Dabar biškai apie biliardą pakalbėsiu, tarkim. Tu pasakau, kas per pratimas, paaiškinu, koks pratimo tikslas ir kokius techninius dalykus jam reikia daryti, kad jisai darytų teisingai. Pavyzdžiui, pasakau jam, tu atsistoji prieš smūgio liniją, pakreidoji, prieini prie smūgio linijos, jokių taikymosi, užsimoji ir iškart muši. Ir pakartoji tai kelis kartus, kad užsifiksuotų jam. Ir aš, stebėdamas jį, pradžiai be jokių instrukcijų, stebėjau, ar jisai tas dalykus įgyvendina. Jeigu, tarkim, aš matau, kad žmogus, tarkim, po pirmo, antro karto neįgyvendina tai, ką aš jam pasakiau, aš tai pakartoju, nes galbūt žmogus gali nesuprasti, tai yra normalu. Bet sakykime, jeigu aš kelis kartus pakartoju ir žmogus vis tiek daro tai, kaip jam atrodo, tai rodo, kad jisai į tai, ką aš jam sakiau, nekoncentravo dėmesio visų 100%. Nes tie žmonės, kurie koncentruoja 100%, jie nuo pirmų kartų iš karto įgyvendina tai, kas yra pasakyta jiems. Ir tai leidžia jiems geriau ir dėmesio koncentracija. Vėliau. Alio? Va, čia buvo užstrigęs turbūt, kaip suprantu. Nežinau, čia gal su internetu susiję.
Tai žodžiu, tai tarkim, jeigu imkime vaiką, vadinasi, turėjau 11-metį, tai yra testavau 11-metį ir 14-metį. Tai 11-metis turėjo žymiai geresnį dėmesio koncentraciją už 14-metį, nes jisai aiškiai žinojo, koks tikslas yra. Tarkim, jisai nori pasiekti geresnį taiklumą, geresnį tą. O tas pasako, ir vis tiek darė pagal save. Ir su to žmogum, kur jisai nelabai klausė, reikia išsiaiškinti priežastis, ne jau iš loginės pusės, o iš emocinės, kodėl tai vyksta. Ir dabar perduodu tau. Ačiū Viliau. Tai vienas biškis šiek tiek grįžtant į tai, ką tu pasakei, tai vienas momentas buvo, kur Vilius pasakė dėl visapusiško susifokusavimo ir kad tokiu būdu žmogus gali įgyvendinti 100% tai, kas jam yra pasakyta. Tai vat šita ir būtent tas momentas, kur jisai pasakė, kad yra momentas, kai žmogus negali susifokusuoti pilnai ir, kaip sakyt, negali priimti informacijos kaip gryno informacijos vieneto. Tai reiškia, kad jo interpretacijos poreikiai ar kažkokie tais vidiniai nesuprantami srautai, ko jis nėra supratęs ir realizavęs, įtakoja jo sprendimus ir techniškai užblūrina, užkuria rūką jo akyse, kur jisai net nepastebi, kaip pavyzdžiui, sakykime, nekreiduoji ir jisai tiesiog yra raumens atmintis, jis tiesiog kreiduoja. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas yra, kur žmogus daro pakartotinai klaidas tam tikrose vietose ir atrodo supranta ir tu gali atkreipti dėmesį į jo reakciją. Tai jeigu, pavyzdžiui, turite vaikų, turite partnerį ir įvyksta kažkas, sakykime, ko jūs prašėte nedaryti daugybę kartų. Jo? Bet čia paprastas pratimas, kaip galite pareflektuoti ant to. Ir kai jūs pasakysite, kad tu vėl tai padarėjai, žiūrėkite į jų reakciją. Tai ką jie daro? Tai ar jie užsidaro, ar jie susigėdina, ar jie pradeda teisintis, ar jie pradeda jūs pulti. Kokia jų yra reakcija, tai yra tai, ko jie siekia, tai yra tarpinė stotelė. Tada, sakykime, jie pradeda jūs pulti ir tada įvyksta kažkas po to, kai jie jūs pradeda pulti. Galbūt jūs sureaguojate, galbūt jūs juos įžeidžiate kažkaip, galbūt jūs atsiribojate ir priverčiate juos jaustis atstumtais, nepriimtais, neįvertintais. Ir automatiškai tai yra projekcija, pritraukimas, toks magnetizmo emocinis principas, kur žmogus gauna tai, ko jam reikia. Tai jeigu jie yra kažkokia žaizda, kurią jisai siekia patvirtinti, jisai patvirtins tai net ir per jūs. Tai patos dalis, emocinio intelekto dalis, yra iš tikrųjų tiek fundamentaliai svarbi, kad duosiu paprastą pavyzdį. Baltojo triušio eksperimentas. Tai kur kūdikis 6 mėnesių buvo laikomas stebimoje aplinkoje, mokslininkų ir buvo suvestas su baltu triušiu. Vaikas visiškai neparodė jokių ženklų, baimės, kad bijotų prisiliesti prie triušio, kad bijotų to santykio, bet kokiam formate su triušiu. Tačiau po kurio laiko, kai jau pakankamai duomenų buvo surinkta, jog vaikas nebijo, nerodo jokios reakcijos konfliktinės į triušį, mokslininkai pradėjo daryti labai paprastą veiksmą. Jie paėmė metalinės skardas ir suplojo. Kas įvyko? Vaikui gavosi smūgis per nervų sistemą, šokas, išgąstis, kadangi tai yra nesuprantama, nežinomybė, nesuvokiamas dalykas. Ką jis patyrė? Ar jis patyrė racionalias mintis? Ne, jis nepatyrė racionalių minčių. Jis patyrė emociją. Ir ta emocija sukūrė būseną. Ir dabar vaikas pajautė nesaugumą ir jis asocijavo nesaugumą su triušiu. Po kelių kartų jis asocijavo tą nesaugumą su triušiu. Pradžiai tai buvo bendroje aplinkoje, tai vat mes su Viliumi kalbėjome, tai jo eteryje. Nes jisai neturi racionalumo, tai jam yra bet kokia asociacija yra bendra su eteriu. Teisingai, vaikas neskiria jūsų nuo savęs. Jisai iki tam tikro amžiaus galvoja, kad jūs ir jis yra vienas ir tas pats. Gražus dalykas, ne? Tai ir toje vietoje, kur po kelių kartų vaikui palietus triušį yra suteikiamas nervų sistemos stimulas, per kurį vaikas išsigąsta, asociacija automatiškai smegenys pradeda sujunginėti galus, kaip sakoma, ir sako, okei, šitą dalyką palietus tau yra bum, išgąstis, baimė, nesaugumas. Ir tai nėra racionalus procesas, tai yra tiesiog neuronų susijungimas, kur smegenys gaudosi ir išgyvenimo mechanizmas. Dabar
Lygiai taip pat mes augame visą savo gyvenimo periodą, ta prasme, visus pirmus 21 metus. Jo, ir mes tai darome toliau, neuroplastiškumas pabaigos neturi. Dabar, pirmas periodas nuo 0 iki 7 yra labai labai svarbus. Ir tame periode nutinka įvykiai, kuriuos mes gauname iš aplinkos ir vėliau po 7 metų mes patvirtiname savo socializacinę, integracinę dalimi, tai kai mes labiau pradedame aktyviau dalyvauti pasaulyje, mes pradedame ieškoti užuominų, kad tai, kas nutiko mums, tai, ką mes jaučiame giliai viduje, ko mes nesuprantame dažniausiai, nes mums neduoda emocinio intelekto įrankių, kad tai yra tiesa. Ir jeigu mes turime, sakykime, vidinį vertės trūkumą, jaučiamės neverti, jaučiamės pastoviai neteisingi ar kažkokie tais pakoreguojami pastoviai, mes tai pradedame taisyti ir užkišinėti per tam tikrus sprendimus. Tai gali būti sportinė karjera, tai gali būti verslas, tai gali būti santykiai su antra pusė, tai gali būti nevaldomo elgesio modeliai, sakykime, pykčio priepuoliai, tai gali būti vartojimas tam tikrų preparatų, lygiai taip pat, sakykime, kofeinas papuola į tą sritį, nikotinas papuola į tą sritį ir visi kiti svaiginimo elementai. Dabar duodant šiek tiek daugiau tokio emocinės struktūros tam, ką aš čia pasakoju, tai aš jums duosiu labai paprastą pratimą, tai Vilius labai gerai žino šitą pratimą, kai ruošėsi Viliau Lietuvos pulo tauriai, Lietuvos pulo čempionatui. Mes darėme kinetinę sąmonę. Ir pas Vilių buvo toksai momentas, kur, kaip sakyt, išsikeldavo savo perfekcionistinius scenarijus ir automatiškai nutikus kažkam nepalei planą, Vilius patirdavo tam tikrą turbulenciją. Ir tai šiek tiek įtakodavo jo būseną ir tai automatiškai įtakodavo žaidimą. Ir aš žinau labai paprastą dalyką, kad ir mes su Vilium abudu puikiai tą gerai žinome, jog mūsų smegenys neskiria vaizduotės nuo realybės. Tasme, jeigu tu pakankamai aktyviai ir nuoširdžiai įsivaizduosi kažką, tavo smegenys galvos, kad tai yra tikra. Ir kinetinės sąmonės metodas yra labai įdomus dalykas, tam yra ir visa mechanika, kurią galėčiau pasidalinti, tačiau mes tiek laiko šiandien neturim, tad aš pasidalinsiu pačiu principu, kaip jūs galite tai padaryti. Nesvarbu, kokiam jūs sporte esate. Jūsų tikslas yra sutelkti dėmesį į patį veiksmą, kurį jūs darote. Tai reiškia, jeigu jūs sportuojate su svoriais, visas jūsų dėmesys ir suvokimas turi būti nukreiptas į svorį ir į judesį, kuris yra atliekamas. Taip, ne į raumenį, o į svorį. Taip, tada, sakykime, jūs žaidžiate biliardą, kaip Viliaus atveju. Jūsų visas dėmesys yra sutelktas į lazdą ir į kamuoliuką. Ir mušus kamuoliuką, jūsų dėmesys keliauja su kamuoliuku. Toje vietoje jūs darote labai paprastą sprendimą. Jūs darote pratimą, sakykime, jeigu jūs turite problemą su padarimu kažko neteisingai, sakykime, jūs turite problemą su navigavimusi iššūkių metu, jūs sukūrėte savo iššūkį ir jūs toliau stebite visą veiksmą, būtent stebint patį, sakykime, žaidžiate krepšinį. Taip? Jūs metate kamuolį, jūsų dėmesys eina su kamuoliu ir jūsų intencija buvo pramesti kamuolį. Ir tada stebėti save ir ką jūs darote. Dabar ką mes galime tame ugdyti? Tame mes galime ugdyti smalsumą, kūrybą ir drąsą. Tai vietoje to, kad įsivelti į emocijų šurmulį ar kažkokių įsitikinimų tornadą, mes turime galimybę objektyviai stebėti tai, kas vyksta, sutelkti savo dėmesį į tai, kas vyksta, ką ir Vilius minėjo apie gebėjimą įvykdyti tai, ką reikia įvykdyti. Ir mes mokomės prisitaikyti prie situacijų, kurios realiai gali įvykti varžybų metu. Tai mes visi pataikom kamuolį, daugiau ar mažiau. Visi pataikom kamuoliuką į kišenę. Visi pataikom į vartus, vienaip ar kitaip. Tačiau, kai vyksta varžybos, mes būna ir nepataikome. Taip? Ir tai turi papildomą
atsakomybė, kurią mes patys savo primetam. Ir norint tą atsakomybę ne tik suvokti intelektualiai, tačiau ir gebėti suprasti save emociškai, kaip visa ta aplinka, kaip tas nepataikymas, kaip tas sprendimas įtakoja mano būseną ir kaip mano būsena įtakoja tuos sprendimus, mums reikia objektyvaus stebėjimo. Mums reikia gebėti, leisti savo pajausti ir pamatyti, kaip mūsų emocijos įtakoja tiek mūsų intelektą, tiek mūsų sprendimus. Tai dabar dar vienas dalykas yra, kad kai mes išreiškime savo emocijas, yra tam tikra vieta, kur mes galime peržengti visas kolektyviai sutartinas ribas. Tai mes pradedame elgtis neetiškai tiek su savimi, tiek su kitais. Ir šioje vietoje aš perduosiu Viliui mikrofoną ir Vilius daugiau pasidalins apie tai, kaip etika įtakoja mūsų logiką ir emocijas. Ok, tai surišam logiką su emocijomis ir mes gauname labai gerą balansą tarp veiksmų. Ir dar noriu duoti vieną elementą, kas leistų jums suprasti etiką, taip pat savęs elgesio, savęs pagarbos ir kitų pagarbos elementą. Reflektacijos metodas. Labai paprastai, sakykime, Rubliovas toks yra teniso žaidėjas, jisai labai Anton Rublov, man atrodo, jo yra. Ir nes žiūrėjau, išmetė man Facebookas vaizdo įrašą, kaip jisai daužo teniso raketę. Taip. Ir sakykime, biliardų pasaulyje aš esu tokį dalyką padaręs, tarkim, aš daviau užduotį suaugusiam žmogui, tu užrašyk, kaip tas veiksmas, tarkim, daužimas stalo su ranka arba tiesiog keikimasis įtakoja tavo emocinę būseną ir tavo rezultatus. Sakykime, aš užlėkiau, padariau tą ir aną, tai mano dėmesio koncentracija sumažėjo, pradėjau nepataikyti daugiau paprastų rutulių ir pralošiau sutikimą, tarkim, 1-3 arba 0-3, arba iki 2-0 buvo viskas ok, kai aš to minėjau, tada padariau, mano manymu, durną klaidą, įsijungia perfekcionizmas, pradeda blogai elgtis ir viskas tas. Ir esmė tokia, kai jūs reflektuojate įvykių seką, jūs galite savo pirmiausia logiškai paaiškinti, kas vyksta. Ir darant tas emocinės praktikas, ką tik Karolis rekomendavo, jūs gaunate labai aišku, turite aiškumą tiek iš emocinės pusės, tiek iš loginės pusės, ir tada įsijungia etika to pačiu. Jo, ir Eriko Karolio pratimas apie kinetiką yra labai geras pratimas, nes, tarkim, tuo laiko momentu fokusuojasi į kažkokį elementą, tarkim, į rutulius, į ranką, į geometriją stalo. Specialią klaidą padarai, stebi, kas vyksta tau viduje. Tu sujungi loginį dalyką su emocijomis ir tokiu būdu gaunasi sinergija ir tu žymiai greičiau pasisavini informaciją. Tai pirmiausia, kas liečia etiką, tu turi pradėti gerbti save. Gerbdamas save pradedi gerbti kitus. Ir tas ratas ir atletai tai darydami tampa po truputį, ne iš karto, po truputį geresniais žaidėjais. Tai tu vis tiek bus, kadangi mes esame žmonės ir mūsų energijos lygis kyla ir krenta, neišvengsi klaidų, tai yra neįmanoma, bet interpretacija klaidas bus žymiai ramesnė ir tu žymiai greičiau grįši į tą optimalią dėmesio būseną, kuri leidžia pasiekti ilgalaikį rezultatų. Tai Djokovičius apie tai minėjo, Federeris apie tai minėjo, kad jie irgi patiria emocijas, jie aukščiausio lygio atletai, bet skirtumas tarkim, sakykime, numeris 116 ir numeris 100-200 yra būtent tai, kad jie žymiai greičiau grįžta į tą būseną. Tarkim, Rubliovas yra vienas geriausių žaidėjų, bet jo didžiausias minusas yra ne techninis ir loginis, o būtent emocinis, kad jisai labai jautriai reaguoja į savo klaidas ir aišku į teisėjus, jeigu, tarkim, mačas vyksta ne pagal jo scenarijų. Ir jeigu tas būtent teniso žaidėjas pradėtų į tai kreipti dėmesį, aš esu įsitikinęs, kad jo emocijų diapazonas varžybų metu sumažėtų ir jo rezultatai turnyruose tikrai pagerėtų, jisai nesužaistų 1-2 mačų gerai, jisai sužaistų, sakykime, visą turnyrą plus minus vienam lygyje. Tai žmonės neturi turėti iliuzijos, kad jūs visą laiką turėsite peak performance, nes tai yra
tik 10% atvejų, bet jūsų tas vadinamas B žaidimas, tas jūsų dirbtinis žaidimas, jisai turės daugiau šansų išlikti netgi pačiom didžiausiamis streso sąlygomis. Jis gerbsi save kitus ir pasiekti žymiai geresnių rezultatų. Su tais instrumentais, ką tik įvardėjo Karolis, aš viskas tokiam balanse. Tikėtina, kad bus. Tikrai taip. Ir ketvirtas elementas iš tikrųjų labai tinka tam, ką mes čia jau apibendrinome, tai logikai, emocijai ir etikai. Tai ketvirtas momentas, elementas ir yra momentas, tai yra laikas ir vieta, tai yra tinkamas laikas ir vieta. Ir noriu, kad žinotumėte, jog būtent tai, ką Vilius papasakojo apie etiką, aš dar pridėsiu tokią vietą, kuri yra labai, labai svarbi, kalbant apie tinkamą momentą ir laiką. Tai kiekvienas žmogus turi kažkokių tais savitų bruožų, kažkokių tais elgesio modelių, kuriuos, sakykime, pakartojam. Vat kaip, pavyzdžiui, minėtas tenisininkas, kuris įsivelia į emocijas, ištaško raketę ar meta kamuoliuką kažkur tais per pusę aikštelės. Tai yra jo pasikartojantis elgesio modeliai. Tai nėra taip, kad pas jį kažkas panašaus čia nutiko pirmą kartą. Jisai vienaip ar kitaip įsivelia tas emocijas, susinervina, išdeda į, kaip sakyti, į marytės dienas. Ir visas tas emocinis ciklas, jisai susikerta su logika. Ir man etika šitoje vietoje labai, labai stipriai tai atstovauja. Tai reiškia, kad kokį pavyzdį aš tuo rodau. Ar mano veiksmai kuria naudą pasauliui, ar tai kuria žalą? Ką tai daro man? Ar tai manyje ugdo atsakomybę, valią, racionalumą? Ar tai didina ir gilina mano santykį su mano prohairesis, tai mano sąmoningų sprendimų priėmimo centru? Jeigu ne, aš nemanau, kad šitas poelgis yra etiškas. Aš ne apie teisingus ar neteisingus, aš apie etiką. Dabar, tai yra svarbu. Mes esame pajėgus priimti sprendimą čia ir dabar. Ir būtent tai yra tinkama vieta ir tinkamas laikas. Ir nėra kito laiko, kuris būtų tinkamas, negu tai yra dabar. Nes jeigu tai būtų netinkamas laikas, jūs apie tai nekalbėtumėte, jūs to nejaustumėte, jūs to nesuprastumėte. Paprasta. Jeigu jūs apie tai kalbate, jeigu jūs tai jaučiate, jeigu jūs tai suprantate, tai yra tinkamas laikas ir vieta, be jokių pasiteisinimų ir kažko. Jeigu jūs to nesuprantate, tarsi yra variantai, kur jūs kalbate apie tai, jūs kaip ir žinote tai, jūs jaučiate tai, tačiau jūs nesuprantate, iš kur tai kyla, jūs nesuprantate, kaip tai veikia, kaip tai įtakoja jūs, taip? Tam ir yra tiltas. Tiltas tokie kaip Vilius, tokie kaip aš. Tokie kaip žmonės, kurie ateina ir sako, žiūrėk, šitose vietose aš matau informacijos nutekėjimą, aš matau, kad tu ignoruoji tai. Ką mes galim su to padaryti, apie ką tai? Jo, ir aš labai noriu įsiterpti tame reikale, papasakoti apie vieną iš pratimų instrumentų. Tiksliau papasakosiu pratimą, ką aš dariau su savo vienu iš studentų 11-mečių, kur labai tas ryškiai matosi. Nes tai yra labai ryškus pavyzdys, jums bus aišku suprasti, apie ką kalba eina. Ir žodžiu, yra toks studentas, jisai gali 40-50 minučių pataikyti rutulius, bet nutikus tam tikriem atvejams, kad jisai pramuša paprastus rutulius, jis gali kaip vulkanus labai susinervinti, iš tos būsenos neišeiti apie valandą laiko. Ir anksčiau mano būdas būdavo, sakykime, kad iš loginės pusės, tai ką tau žmogau tokias emocijos duoda, tai tu žinai, kad tai nieko nebeda. Ir aš matydavau, kad tai neveikia to žmogaus, nes jisai nesutvarko su savim. Tai tada pabandžiau kitokį metodą padaryti. Aš tiesiog pradėjau treniruoti nuo to. Sakau, atsimink paskutinę situaciją, kai tu buvai labai susinervinęs arba prie biliardo stalo, arba su savo šeimoje. Ir prisimink tą emocinę būseną, kai jutai, kai tu susinervini arba kažkas vyksta tavo viduje, kaip Karolis sako, yra informacinis nutekėjimas, taip?
Tai tada, aš tą pradedu prastai jaustis, tada pradedu savo galvoje save keiktis, žeminti ir taip toliau. Sakau, stop, čia yra esminis dalykas, kad tavo savivertė to laiko momentu, kai vyksta tas įvykis, staigiai krenta iš čia, iš normos į čia. Ir tam vaikui labai reikia daug laiko, kad ta savivertė vėl grįžtų į normą. Ir va čia pridėsiu biškį, labai trumpai pridėsiu, tai va tas tarpas, kurį Vilius dabar įvardino, kai tai nutinka iš čia į čia ir kai žmogus to nesupranta ir yra informacijos nutekėjimas, kai jisai nepagauna to momento. Ačiū, Viliau, tęsk. Taip, ir gaunasi toks dalykas, kad tą vaiką 11-metį, kuris yra visiškas vaikas, jis nėra suaugęs, aš pradedu sakyti, kad tai, ką tu jauti, yra visiškai normalu, bet tai vyksta dėl to, kad kažkas įvyko tavo, aplinkoje, ir tu kažkada tai išmokai daryti, ir tai verčia tave taip jaustis. Taip. Ir dabar kyla tą vietą. Ir tada, kai mes priėjom prie stalo ir jisai pradėjo jausti tą informacijos nutekėjimą, aš pastebėjau tą pačią sesiją, kad jisai save vidury to sunervimo pagavo save, kad jis taip elgėsi. Jisai tada nuėjo į šoną, sakau, aš per daug į tai kreipiu dėmesį ir jisai žymiai greičiau tą pačią dieną grįžo į savo tą vadinamąją normalią būseną. Ir jisai sugebėjo grįžęs į normalią būseną įgyvendinti tas užduotis, kurias aš jam daviau. Tai aš irgi kaip treneris daužiau galvą į sieną, ieškodamas, kad per tokią prizmę čia žmogus turi suprasti savaime, kad jisai turi taip daryti, bet tai nėra tiesa, kadangi jis nelabai suvokia savo emocijų, bet momente, kai jis suvokia tas emocijas, iš ko jas kyla, jisai priema save, kaip ir čia, jisai priema, kad tai vyksta dėl to, tada vyksta nusiraminimas, sakykime, tam pasaulinio lygiai ir jau toj kitoj situacijai, sakykime, kai jis vykdo užduotį, jis jau šiek tiek kitaip keliais laipsniais priema sprendimus. Tai taip. Tai yra buvo nuostabu, čia turiu padėkoti Karliui už tą mano atveju duotą instrumentą, kad su žmogum nereikia būtinai bendrauti per tokią loginę prizmę, galima šiek tiek pakeisti truputį aplinką ir pašnekėti. Ir aš tą žinau, aš tą esu daręs kelis kartus su kitais žmonėmis, bet tai buvo nesąmoningai, o dabar visiškai sąmoningai ir tas labai puikiai suveikia. Tai čia žiauriai labai geras instrumentas savo. Jeigu, tarkim, nėra aplinkų žmonių, su kuom yra pasišnekėti, galima tiesiog užsirašyti į lapą, kad aš kaip pramušu rutulius, arba kai aš tenais treniruotės metu ten bokse ar MMA, nesvarbu, kažką darau ne taip, kas mano viduje vyksta. Aš pradedu daužyti kriaušę nekontroliuojamą. O kodėl? Todėl, kad kyla pyktis, nusivylimas savimi. Ir tai darant, jūs pradėsite labai greitai kilti į kitą emocinio intelekto lygį. Labai greitai. Nes tarsi jūs atidarot kamštį ir tas pyktis, tas suvokimas tarsi kaip dūmai pradeda rūkti. Ir tai yra labai, sakykime, jums nereikia toli ieškoti, kad rastumėt, nereikia toli ieškoti, viskas yra viduje pas jūs. Ir tikrai tai padeda pasiekti geresnių rezultatų ilgalaikėj perspektyvai. Tikrai taip. Ir tas gilis to, kaip jūs suprantate, iš kur jūsų emocijos kyla, yra momentinis dalykas. Taip, jūsų aplinka taipogi yra rodiklis to, kas jumise vyksta. Nes žinot, paimkim paprastą pavyzdį, jeigu mes pastatysim 4-5 skirtingus žmonės kambaryje, kurie turėjo visiškai skirtingą auklėjimą ir aplinką, kurioje augo, ir įvesime žmogų, kuris, sakykime, kažkokius tais dirgiklius darys, elgsis kažkaip keistai, provokuos, visi jie tarpusavį reaguos skirtingai. Taip, kažkurioje vietoje jie prieis galbūt bandos instinktą ir pradės reaguoti, sakykime, labai panašiai, tačiau fundamentaliai viduje asmeniškai jie visi jaučia skirtingas emocijas ir ieško skirtingų intelektualių paaiškinimų, patvirtinimų savo. Ir tai, apie ką Vilius kalbėdamas apie savo mokinį, yra 3 pamatinės emocijos, kurias yra labai svarbu suvokti
norint tame momente ir toje situacijoje, toje aplinkoje, kur jūs esate, išgauti geriausią rezultatą tam, kad vyktų pokytis, jūs turite priimti save visapusiškai. Ta prasme, nesvarbu, jūs darote kažkokį įprotį vėl ir vėl ir vėl, jūs turite save už tai priimti, kad jūs tai darote, nes yra priežastis, dėl ko jūs tai darote. Taip. Antras dalykas, jūs turite savo atleisti už tai, savo ir kitiems. Ta prasme, tai, kas įtakoja, nes bet kokia emocinė įkrova, bet kokia įtampa jums neleidžia racionaliai mąstyti. Jūs nešate krūvį, kurio jums nereikia nešti. Trečias dalykas yra dėkingumas, gebėjimas įvertinti ir pamatyti mažus dalykus. Dėkingumas mumise ugdo. Čia nėra šiaip kažkoks tais meditacinis principas. Tai yra natūrali mums savybė. Tai yra labai natūralus dalykas pastebėti dalykus ir juos įvertinti. Tai taip mes susiformavome. Ir dėka dėkingumo mes galime gyventi ne tik lengvesnį ir pozityvesnį gyvenimą, tačiau mes galime sukurti ir sąlygas mokytis ir integruoti informaciją. Noriu, kad žinotume dar kai ką. Tai nėra netinkamo laiko ir nėra tokio dalyko, kad jums neišeina. Tiesiog šiuo metu jūs kažko nesuprantate ir jūs pradedate tai suprasti mažai žingsniais. Vadinasi, jums vis tiek tai išeina padaryti tą pokytį. Tiesiog galbūt jūs nepastebite tų inkrementalių, tų mažiukų žingsniukų, kurie po biškutį jūs judina į priekį, kurie po biškį, po trupinėlį stumia jūsų elgesį link to, kad jūs suprastumėte, iš kur tai kyla ir kad jūs galėtumėte vidury įvykio sustoti ir sakyti, o, aš vėl taip jaučiuosi ir padariau tą, kad taip jausčiausi. Ir iš to kelio atgal nėra. Kai tu supranti, kai tu pamatai tą informaciją kaip sferą, kai tu supranti, iš kur tai kyla, ką tai daro, kodėl tau tai daro, tai tampa tiesiog neapčiuopiama, kad tu negalėtum padaryti pokyčio. Taip? Tai... Jo, ir kas įdomiausia, kad pradėsiu formuojasi imunitetas tam tikriem aplinkos veiksniam. Pavyzdžiui, irgi paminėsiu grubą pavyzdį, tarkim, kai man buvo 14-15 metų, tai sakykime, kodėl vieni žmonės pasiduodavo priklausomybei liūnui, tarkim, alkoholiui, cigaretėm ir narkotikam, o kiti ne. Tasai lygiai ta pati aplinka, lygiai ta pati mokyklos aplinka, ten visi pradėjo rūkyti nuo 5 klasės, tarkim, mano klasėje rūkė apie 100% klasės. Kitose dar daugiau, ten po 7% klasės. Ir aš susidavau klausimą, kodėl aš nerūkiau. O buvo dėl to, kad iš mano senelio buvo įperšta ideologija, arba, sakykime, ta geroji ideologija arba vertybė, kad jeigu tu rūkai, tai tu neišnaudoji savo potencialo ir tu neturi šansų pasiekti aukštumų. Nu, tu esi tai vadinamas lopas. Čia nereikia taip naudoti, bet iš esmės rezultatė gavosi, kad netgi jeigu mane kviesdavo į vakarėlius, ten, kur būdavo daug, sakykime, gražių merginų ir taip toliau, ir tai leisdavo tiem berniukams, sakyti, palaikyti socialinius santykius, aš toks likdavau tarsi iš šono stebėtojų, kuris nedarydavo to. Jis sakydavo, o Viliau, žinai, tu nedarai, tu ten toks ir anoks keistas ir toliau, kad aš nedarau tai, ką daro visi. Bet mano vertybėje, nepaisant to, kad aš gavau spaudimą, kad aš esu toks anoks, aš to nedarydavau. Sakau, man taip gerai. Aš žinau, ko aš noriu. Tai pas jūs irgi tai pradės formuotis, kai jūs, pavyzdžiui, turėsite kokią nors situaciją, kur jūs psichologiškai užtrigerina tarsi, tarkim, ar šeimoje, ar darbe, ir jūs tą dalyką užrašote, išsiaiškinant, iš kur tas kyla, ir po to įgaunate gebėjimus, kaip su to tvarkytis, įvykus tai pačiai situacijai sekantį kartą, arba kai įgaus daug gebėjimų sekančius kartus, jūs turite labai gerą imunitetą tam klausimui ir jūs turite išlaiko tą tvirtybę, tą racionalumą. Sakykime, draugas neseniai grįžo, jis sako, davai pirmą nakties varom miestą. Tai aš jau būčiau varęs, dabar tai sakau, žiūrėk, žmogau, man reikia ten tą ir tą padaryti. Jeigu nori, gali atvykti pas mane į svečius ir viskas, žinai. Viskas labai paprasta, nes yra labai aiški vertybių sistema ir man nekyla klausimų, ar tai yra gerai. Aš netgi nesveriu to varianto, viskas aišku.
Žinau, kad tai darydamas aš gausiu rezultatą ir gerai jausiuos, tas gausiu rezultatą fiziniam plane ir jausiuos gerai emociškai. Ko man daugiau reikia? Taip. Labai įdomus aspektas ir netgi mes su Karoliu esam, žinant, turint tas žinias, vis tiek po truputį mes iš savo gyvenimo atkastam mūsų tas mąstymo klaidas ir mokomės kiekvieną dieną. Mes tikrai nesam dievai ir dar kažką tokio, mes esame lygiai tokie pat žmonės kaip ir visi, tik tai, kad mes į tą temą gilinamės ir bandome suvokti tą mūsų elgesio algoritmą, kuris leistų mums gyventi labiau subalansuotą, laimingą gyvenimą, taip sakant. Tai va. Taip. Tai grįžtant prie to momento, kur mes sukūrėm tą sferinį žinių kamuolį, kaip aš vardinu, vizualizuoju, tai yra labai patvirtins ir pridės prie to, ką Vilius sako, tai kai mes pradedame matyti įprotį, kaip tik apie rūkymą pakalbėsime, jo. Tai pas mane buvo elgesio mechanizmas toks, kad aš kaip tik kontraindikuodavau save, tai pas mane buvo save žalojantys elgesio modeliai, kurių metu aš savo patvirtindavau ir įrodydavau, kad esu kažko nevertas, kad esu prastesnis, kad esu toks ar anoks. Nors elgesyje aš visą laiką buvau ambicingas, tačiau pas mane vyko toksai sabotažo metodas prieš save. Ir tas rūkymas man, tai buvo būdas, kaip jaustis kompanijos dalimi tam tikroje vietoje, nes turėjau priežastis, kodėl man reikėjo kaip sakyti, tos kompanijos. Ir aš tai supratau tik tais po 12 metų. Ir kai atsirado pirmas suvokimas, aš dar metus laiko rūkiau, bet su labai tokiom ir pertraukom, ir nerūkimais, ir sumažintų kiekiu. Ir kai atkasiau tą konkrečią dieną ir tą jausmą, kurį jaučiau tą dieną, dėl ko aš pradėjau rūkyti, dėl ko man atsirado poreikis rūkyti ir daryti tą dalyką, kad jaustis priimtam, kad jaustis gerai, kad jaustis linksmai ir panašiai, automatiškai pas mane dingo poreikis rūkyti. Visiškai. Nes atsirado gylis žinojimo, iš kur kyla poreikis. Ir dėl to galiu pasakyti, kad labai nemažai sunkaus sporto, kuris fiziškai ir psichologiškai mus stato į labai nepatogias situacijas, tai šio sporto atstovai labai dažnai pasirenka tam tikrus tokius sportus, tam, kad realiai kažką tais užpildyti savyje. Ir darbas su savimi nereiškia, kad jūs turite mesti tą sportą. Tai nereiškia, kad jūs pradėsite logiškai suvokti savo ambicijų ir savo norų ir savo visų emocijų kažkokią tai skilmę, kad jūs patirsite, suprasite, priimsite savo emocijas ir pradėsite gyventi, elgtis etiškai. Tai nereiškia, kad jūs nustosite sekti savo karjerą. Tai reiškia, kad jūs turėsite žymiai daugiau galimybių ir potencialo. Tai daryti ne iš kažkokio trūkumo, ne iš kažkokio skausmo, o iš realiai kūrybinės, smalsios ir drąsios galimybių sistemos, kuri ateina su nuostaba, su džiaugsmu, kas skatina to darymą dar ir dar ir dar. O ne kaip tik priešingam modelėje, kur mes statome savo į skausmą, į kančią ir tai skatina mums to daugiau. Vėliau. Jo, ir kai sprendžia tie emociniai klausimai, sakykime, pas žmonės, jie pradeda šiek tiek, kaip sakyti, įvardinti žodį blaiviau matyti realybę. Pavyzdžiui, biliardo pasaulyje, tik ir kiekviename sporte apskritai reikia įdirbio, tai nuo to nepabėgsi, tipo, ar tu jautiesi gerai, ar tu jautiesi blogai, vis tiek įdirbis yra reikalingas, yra tam tikri veiksmai, kuriuos reikia daryti, kad pasiekti rezultatą. Reikia turėti įpročius, kurie formuojasi per 3 savaitės, 4 savaitės, 2 savaitės, priklausomai nuo įpročio gylio. Taip? Vis tiek tau reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Bet kartais emocijos, kurias jūs labai stabdo, yra baimės, neleidžia tų įpročių ugdyti. Tai vis tiek yra tam tikri labai logiški algoritmai, ką reikia daryti, kad pasiekti rezultatą. Taip? Tai tarkim,
pastebėjau keletą dalykų. Žmonės, kurie turi, tarkim, didelę darbo etiką, tu gali pasižiūrėti labai giliai jų vertybinę sistemą, iš jų šeimos arba iš jų aplinkos, kas leidžia jiem tą darbo etiką turėti. Arba atvirkščiai, sakykime, yra vienas iš, nevardinsiu vardais, bet, sakykime, vienas iš lietuvių žaidėjų, kuris yra be proto talentingas, kas liečia rankas, kūną, plastiškas ir taip toliau. Bet jis žmogus tokio aplinkoje, kur nereikėjo sunkiai dirbti, kur už jį viskas buvo padaroma. Ir jisai tiesiog įprato pasiekti rezultatus nesunkių darbą dėl savo talento. Ir kadangi tas darbo etika nebuvo skatinama, po kurio laiko, kai jiems sukako tam tikras amžius, kai jų skatino tą daryti, jis nenorėjo tą daryti, nes jo vertybės sistemoje maždaug ir taip bus viskas ok. Man reikia tiesiog biškį pastangų įdėti. Ir gavosi, kad tas žmogus, nors jis turėjo jis turi pasaulinį lygio talentą, jis tiesiog nepasiekė to talento dėl to trūkumo. Arba atvirkščiai. Užstrigai, Viliau. Ir sunkiai dirba. Ar atvirkščiai, Viliau, nuo momento, kur arba atvirkščiai užstrigai? Atsiprašau, kolegos, man čia skambina kitą liniją. Karoli, girdi mane? Jo, dabar girdžiu, nuo momento, kur arba atvirkščiai. Arba atvirkščiai labai sunkiai dirba, bet neklauso kitų. Kad iš viską pats darysiu, viską ten sienas pagriausiu, kad ten galvą sieną dažysiu, kad žodžiu pasieksiu. Tai žmogus nemato, tas yra rigidiško tipo žmogus, kuris nemato galimybių apart to, ką jisai yra savo galvoje susigalvoja. Tai irgi tokia įdomi mąstymo strategija. Ir iš to kyla, kad galbūt gyvenime jis įprato viską vienas daryti ir tą mąstymo strategiją jam padėjo pasiekti, ką jis dabar turi, šio laiko momentu. Bet tai nepadės jam pasiekti toliau. Žodžiu, tai yra labai įdomus dalykas ir ką aš pastebėjau iš kitų trenerių, kai treneriai nesuvokė, kad kreivos mąstymo strategijos, jie pradeda žmonės vertinti, kad jie kažkokie nepakankami, kad nepakankamai protingi, nepakankamai talentingi, ar dar kažkas tokio. Jie nemato esminio dalyko, nors jie mąsto iš savo perspektyvos, kad jie taip elgiasi, pats rezultatus ir nori tą mąstymo strategiją gerą ar blogą perduoti kitiem. Bet jie negali to perduoti, nes savo realybės perdavimas kitiem reikia įeiti į jų realybę, kad pakeisti savo realybės teigiamais dalykais. Ir čia, atsakykime, dabar supratau, kuom skiriasi aukščiausio lygio treneriai nuo gerų trenerių, kad aukščiausio lygio treneriai iš esmės sukuria ryšį su savo studentais, klientais ir tik po to, kai sukuria ryšį su klientais ir sukuria su pasitikėjimą, įdiegia tą operacinę sistemą, kurią reikia būtinai įdėkti, kaip ir tie treneriai, kurie yra geri, bet nesukuria ryšį. Ir tai leidžia jiems pasiekti gerų rezultatų. O čia yra įdomi tokia sinergija gaunasi, kad tu gali sakyti tą pačią informaciją žmogui, bet jeigu tas žmogus nepasitikė tavim arba neturi emocinio ryšio su tavim, jisai bus mažiau linkęs tą dalyką įgyvendinti, nes nėra sinergijos. Ta yra informacija, yra skydas ir nepriema tos informacijos kaip tuščia informacija, bet ta informacija tampa labai tokia praeinanti, kaip sakykime, geras ryšys ir blogas ryšys. Nerezonuoja. Nerezonuoja, jo. O čia yra momentas į treneriui, į tai reikia gilintis. Ir aš pastebėjau tam tikrus dėsnius, kad geri labai treneriai, sąmoningai arba nesąmoningai, arba ten kažkas jiems įskiepijo tokį elgesio modelį, ypatingai įsilavinusiose šeimose, kur tenai, sakykime, etika, intelektas yra labai skatinami. Tarkim, niekada nešnekėk blogai apie žmogų, gerai, arba nieko nešnekėk viešai, o jeigu nori sakyti kritiką, sakyk tai akis į akį. Pavyzdžiui, aš pažįstu tokių žmonių ir tai yra labai, tai skatina pasitikėjimą, nes tu žinai, kad tas žmogus apkalbinėja tavęs už akių ir jeigu jis mato problemą, jis pasako tau tiesiai, o ne, sakykime, Facebook'o komentarų sekcijoje. Ir pirmą kartą sužinai apie tai. Tai čia etinis klausimas. Čia vertybių sistema yra labai, labai įdomus faktorius. Ir kai mes stebim visuomenę, kurie, sakykime, viešai, privačiai niekada tau gyvenime to nepasakys akis į akį, bet tu matai komentaruose, kad jie tai sako dėl to, kad jie vis tiek turi kažkokį sukauptą
neigiamą energiją, jie nori išlieti ją, jie nieko negali su savim padaryti. Tai jeigu jūs pastebėtumėte Delfi komentarų sekciją arba šiaip, jūs pamatytumėte tą tokį dėsnį. Taip. Tai labai taip, įdomu. labai daug iš tikrųjų žmonės į išorę išlieja to, ko viduje nesupranta ir su ko viduje nesusitvarko. Ir labai džiaugiuosi, Viliau, kad tu darai tokias išvadas, kiek yra svarbu pasitikėjimas, saugios aplinkos sukūrimas. Tai yra sveikintini dalykai ir mums to tikrai reikia daugiau visam tiek sporto pasaulyje, tiek apskritai šiame pasaulyje. Ir pabaigai šio podcasto dar norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad klysti, kaip sakyt, turėti tą paklaidos tašką yra labai žmogiška. Ir kaip Vilius minėjo, sako, mes ne dievai, tai aš šitoje vietoje pridėsiu tokį dalyką, jog mes visi turime savo dieviškumą viduje. Kiekvienas iš mūsų esame tokia tobula forma, kokia mes galime būti čia ir dabar. Ir tai nereiškia, kad jūs turite nustoti tobulėti, kad jūs turite nustoti mokytis, kad komfortas apskritai yra primesta ideologija. Mes esame labai atkaklus ir atsparus žmogiškos būtybės. Ir mūsų natūrali tendencija yra prisitaikyti ir judėti. Tad judėkime, aukime, tobulėkime tame. Taip. Ir visas tas dalykas, apie ką mes čia kalbėjome, visa ta sistema, visas tos vertybių pamatai, kuriuos mes po truputėlį dalindamiesi rodome jums kaip pavyzdį, tai nėra kažkokia tais ideologija, kad tai tarnautų kažkokius interesus. Tai yra kiekvieno interesai, nes tai yra apie jūsų aukščiausią ir tobuliausią formą, kokią jūs galite būti. Tai yra apie savęs pažinimą, tai yra apie žinojimą, iš kur kyla jūsų poreikiai, iš kur kyla jūsų emociniai kažkokie tais trikdžiai ar reakcijos. Ir tai yra apie žinojimą, jog jūsų racionalus ir emocinis pasaulis yra apie tai, kad mes esame visi kartu, nes tai įtakoja viską aplinkui, tai įtakoja jūsų gyvenimą, tai įtakoja jūsų šeimos, tai įtakoja jūsų fanų gyvenimą, tai įtakoja jūsų sekėjų gyvenimą. Tad būkite šiame momente atsakingi ir supraskite, kad kiekvienas dalykas turi savo paskirtį. Tai esu labai dėkingas, kad skiriate laiką žiūrėti šį podcastą. Viliau, ar turi kažkokį uždaromąjį žodį? Ir šiandien jau paleisime auditoriją. Taip, aš turiu uždaromą žodį, kaip visą laiką noriu užbaigti dar vienu praktiniu pratimu, kurio jūs galite atlikti. Labai paprastai pasiemate baltą popieriaus lapą, o jeigu neturite popieriaus lapą, tiesiog Wordo dokumentą, jeigu prie kompiuterio ar prie telefono, ir susirašykite dalykus, ką jūs gyvenime jaučiate iš emocinės ir loginės pusės, ką jūs darote gerai, kas jums pavyksta. Ir dalykus, kuriuos jūs norėtumėt pagerinti savo gyvenime. Tai gali bet kuri gyvenimo sritis. Ir pagalvokite apie situaciją, kuri jūs, sakyti, emociškai sekino arba jūs susinervavote. Ir pagalvoti priežastys, dėl ko tas įvyko. Ir tai neturi būti būtinai tiksliai faktais, bet jūsų tiesiog įvykio interpretacija. Ir po to pagalvokite, ką jūs galite konkrečiai padaryti to situacijai, kad kaip jūs norėtumėte to situacijoje elgtis, užmerkti akis, įsivaizduoti, okei, aš turėjau tenais tokią situaciją darbo aplinkoje su kolegė ir įvyko tas ir anas, aš padariau tą ir tą. Ką aš galėčiau to situacijai pasiekti, kaip aš galėčiau reaguoti, kad ta situacija būtų labiau lankščiau praeita. Ir užsimerkit, jums atsiras atsakymas, kaip tą daryti, užrašyti tai ir po to stebėti sekančias dienas, įvykus panašiems įvykiams, kas keičiasi pas jūs. Ir taip po truputį jūs pradėsite esamą realybę, tai, ką kiekvieną dieną darote, visiškai kitaip interpretuoti. Tai aš noriu jums tokį pratimą parekomenduoti, jis tikrai veikia man, veikia kitiem, kuriem aš esu tą daręs savo klientam ir taip toliau. Ir tiek. Ačiū, kad jūs stebėjote. Čia buvo Vilius Šultė, bet ir Karolis Stasiūnas. Ir jeigu jūs turite klausimų, ką jūs norėtumėte sekančius kartus iš mūsų išgirsti, pamatyti, parašykite į komentarų sekcijoje arba mums privačiai.
nuorodos apačioje. Visa Viso gero. informacija yra apačioj, visa informacija apie sporto ložę, apie mane, apie Vilių. Tad dar kartą Taip. ačiū Viliau už puikų pratimą, ačiū už palinkėjimus, iki greito, dėkui visiems.